visada yra maloni, visada yra kantri, niekada meilė nepavydi, nesididžiuoja meilė, neišpuiksta ir nesielgia netinkamai, niekada meilė neieško savo naudos. Juk meilė viską tiki, visko viliasi ir meilė viską ištveria ir niekada jinai nesibaigia. Iš tikrųjų, mes visi džiaugiamės, kad judu atėjote prie Dievo altoriaus, sukvietėt ir šitą tokį gražų, nuostabų draugų, artimųjų, giminės būrį ir prašote, kad ir jie jūs laimintų, juk norėtųsi, kad jie būtų ir džiaugsmo akimirkose, kaip šiandien, net skausmo akimirkoj, kad būtų taip pat su jumis. Širdis prie širdies. Ir jums linkiu tos tvirtos, nuoširdžios meilės, stiprios meilės. Nepamirškite Dievo. Did you feel it from across the room? Did you feel a little enchanted too? Did I miss something more with you? Aš, Lukas, imu tave, Indrę, savo žmoną ir prisiekiu visada būti tau ištikimas, kai laimė lydės, ar vargas suspaus, kai sveikata atvers, ar ligos suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu, te padeda man Dievas. Aš, Indrė, imu tave, Lukai, savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima, kai laimė lydės, ar vargas suspaus, kai sveikata atvers, ar ligos suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Skelbiame jūs vyru ir žmona. Noriu mes jūs pasveikinti, nusprendus žengti tą svarbų žingsnį savo gyvenime. Kad ir kas benutiktų gyvenime, atsiminkit šią dieną, kokie buvot laimingi, kokie buvot atspindintys. Štai dega jūsų meilės ugnis. Šiandieną jūs dovanojate save vienas kitam, o pasaulis dovanoja jums visą gyvenimą su vandenyno audrom ir kriauklėse kviečiančiais perlais, su žvaigždžių lietumi ir kregždžių sparnelių mirgėjimu. Ir pagaliau ta didžiulė laimė būti kartu. Tik saugokite meilės ugnį. Šią jūsų priesaiką duotą bažnyčios akivaizdoje testiprina Viešpats savo malonę ir jūs dosniai telaimina, kad Dievas sujungia, žmogus te neišskiria.